Sveiki bičiuliai. Dabar lauke yra pakankamai šalta, apie -15. Labai gražus oras, labai gražus savaitgalis. Ir šį kartą noriu pašnekėti vėl apie sausuosius davinius. Šį kartą apžvelgsime štai Amerikos armijos sausąjį davinį. Tai yra sausasis davinys, 7 meniu, tai yra 7 variantas. Čia rašo, kad mėsos gabalas su padažu. Atidarysime, pažiūrėsime, kas viduj, jo sudėtį ir galėsite palyginti tą sudėtį su mūsų prieš tai rodytų lietuvišku daviniu. Dar ką reikėtų pasakyti, šie amerikietiški daviniai, kaip ir lietuviški daviniai, išduodami dienai po 3 vienetus. Tai vienu žodžiu kareivis gauna 3 davinius per dieną. Štai matome parašyta iš karto, kad viršui atplėšiama siūlė. Štai matote iš karto. Daug ko gyvybiškiau padarytas negu lietuviškas. Iš karto matome, kad labai gražiai va, jisai atsiplėšia. Ir viduj randame maišelį. Taip pat iš išorinio maišelio gaunasi konteineris puikus, kadangi plastikas taip pat kaip lietuviškas yra pakankamai standus, tvirtas. Tai galime panaudoti vandeniui laikyti. Ar šiaip kažką tais surinkti, grybus kokius ar dar kažką tais. Nu čia jau fantazijos reikalas. Dedame į šoną. Viduj yra štai toksai užlydytas maišelis. Praplėšiu. Ir matome visokių gėrybių vidų. Taigi bandome po vieną traukti lauk. Štai pirmas dalykas, tai yra kartoninė dėžutė, panaši kaip ir lietuviškame davinyje. Tai yra parašyta čionais mėsa su svogūnų padažu. Visa informacija apie maistingumą taip pat parašyta. Svoris parašytas 227 gramai, 280 kalorijų šitas dalykas turi. Bandome atplėšti, pasižiūrėti, kaip visas tas dalykėlis atrodo viduj. Irgi nieko nuostabaus. Esame kažkur kažką panašaus matę. Tai yra ne folijos, bet irgi kažkoks plastikinis. Matomai iš vidaus bus folija. Plastikinė pakuotė. Sekantis dalykas, ką ištraukiu iš maišelio, tai yra bulvių košė. Taip pat tokiame pačiame, kaip matote, kartoninėje dėžutėje, taip pat įpakuota bulvių košė. Taip pat visas informacija yra ant pakuotės. Tai yra, šioje pakuotė yra 142 gramai ir 120 kalorijų. Toliau traukiame, tai yra Tootsie Rolls, tai yra tokie desertiniai sausainiukai. Internete galite susirasti, kaip jie maždaug atrodo. Toliau štai dar vienas yra didžiulis maišelis. Tai yra elektrolitinis gėrimas, tai iš miltelių apelsinų skonio gėrimas. Taip pat visą informaciją rasite užrašytą ant pakuotės, kas susideda. Tiesiog jėgas atstatantis gėrimas. Jį galima naudoti tiesiai, pripilus vandens. Čia atplėšus šitą gabalą, pripili vandens ir tiesiog po 30 sekundžių papurčius, užsukus galą ir tiesiog gerti. Dar vienas dalykėlis, štai matosi vakuumuotas tokioje irgi folijos pakuotėje. Tai yra toksai meduolis, toksai sausainis, perteptas aviečių džemu. Dar krekerių, štai keletą, tai duonelė. Taip pat lietuviškame dalykas buvo toksai. Čia vat matote, biški kitokios formos, bet tie patys tokios pačios sudėties krekeriai. Taigi toliau ištraukėme štai žemės riešutų sviestas. Užsitepti ant krekerio, tikrai irgi kaloringas dalykas ir skanus dalykas. Toliau štai randame tokį dar supakuotą į vakuumą
maišelį. Taigi atplėšiame maišelį. Ir viduj žiūrime, ką turime. Tai yra, štai matote, tualetinis popierius sudėtas į tokį popierinį maišelį. Štai matome, kažkiek yra suviniota čia jo. Toliau druska. Degtukai. Degtukai, matote, kad yra šiek tiek impregnuoti su kažkokia tais degiaja medžiaga. Galima netgi pabandyti, kaip jisai užsidega. Bent jau čia rašo, kad jie nebijo drėgmės, drėgno klimato. Nors yra įspėjimas, kad ilgą laiką būnant drėgmėj, jie nebeveiks. Tikrai užsidega ir labai lengvai dega. Sekantis dalykas, ką randame, tai yra šaltosios arbatos gėrimas. Matomai atskiedžiame su vandeniu ir galime gerti. Šlapia servetėlė ir porą dražiai gabaliukų gumos, kramtamos gumos. Toliau žiūrime, ką turime. Tai yra plastikinis toksai šaukštas. Gan kietos plastmasės šaukštas, matomai panaudoti su davinyje esančiu maistu. Dar yra vienas pakelis, tai yra vynuogių želė. Vynuogių džemas, vynuogių želė. Irgi prie desertų čia turbūt. Štai dar vienas pakelis, tai yra barbecue padažas. Čia prie mėsos gabalo. Matomai. Štai randame dar ir sviestą. Tai yra sviestas. Ir lieka pakelyje porą daiktų. Tai yra pašildytuvas, kurį mes esame matę ir lietuviškame davinyje panašaus principo, tai yra tokio pačio principo pašildytuvas. Ir randame dar maišelį. Maišelį, su kuriame galima įpilti kažkurį tais iš koncentruotų gėrimų, kartu sudėti su mūsų konservu ir įdėjus į pašildytuvą, naudodamiesi instrukciją, turėsime karštą gėrimą. Tai štai toksai yra amerikonų armijos davinys, sakyčiau, tikrai amerikoniškas davinys, šiek tiek, galbūt netgi ne šiek tiek geresnis už lietuvišką. Už sausąjį davinį, šį amerikiečių armijos sausąjį davinį, dėkojame kariauk.lt portalui.